Iki šiol gyvenom praeitim ir praeities įvykiais ir praeities savim ir save lyg bandėm ištaisyti, analizuodami pasąmonę ar ten programas ir taip toliau. Ir atėjo laikas gyventi ateitim. Gyventi ateitim ta prasme, kad aš gyvenu šioje akimirkoje visą laiką, bet kiekvieną akimirką ruošiuos ateičiai ir viskas, ką darau, realiai ir pasiruošimas ateičiai. Taip, kad jeigu vidinis vedimas veda į kažkokius naujus dalykus, tai yra tiesiog pasiruošimas ateičiai ir tikrai nereikėtų ignoruoti, nes jeigu praleidžiam ir nedarom to, ką vidus kviečia daryti, tai nededam laiptelių savo ateičiai ir kai ateina laikas, mes neturim įgūdžių, neturim įrankių tam išpildyti. Tai vat, iš tikrųjų praeitis jau nebėra svarbi, jau nebereiks savęs taisyti ar tvarkyti, ar gydyti ten praeities dalykus. Tie dalykai, jie kai turės ateiti, jie, kaip sakant, mumis susiras. O mūsų dėmesio fokusas turėtų vis dėlto būti į tą aukštesnį save, aukštesnę savęs versiją ir siekimas to. Nes be pastangų, žmogus turi parodyti pastangas, kad sako, kiek žmogus įdės pastangų į visą sąmonėjimo procesą, į visus tuos dalykus, tai tiek ir gaus atgal. Taip, kad nestovėt vietoj, pastanga vis dėlto turi išlikti. Bet per lengvumą, ne per įtampą. Tai va. Ką dar papasakoti? Vidinė tyla iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas, nes išlaikant tą vidinę tylą, nesvarbu, ar aš esu viena namų aplinkoje, ar aš esu tiesiog triukšmingoje gatvėje, ta vidinė tyla, jinai tiesiog subalansuoja visą vidų, stabilizuoja ir realiai kuria visą realybę aplink mane. Ir apskritai, kai žmogus į vidinėje tyloje, jisai labiau išgirsta subtilų pasaulį ar tuos subtilius kažkokius ženklus ar žinutės, sakykim, nes be tos vidinės tylos sunku išgirsti per tą nuolatinį triukšmą, išsibalansavimą tokį. Tai va. Ir nežinau, tiesiog kiekvieną dieną džiaugtis tuo, ką turim, džiaugtis mažais dalykais, nes tas
tyras džiaugsmas, kad ir pasidžiaugti einant pro šalį gėlių žiedais. Tai tiesiog, nežinau, duoda tokios gyvybės. Atrodo, nebereikal praėjo diena, kai mokam tyrai pasidžiaugti paprastais dalykais. Tai va, turbūt viskas.